Ramybė jūsų namams, artimi man žmonės. Tegu Dievo šviesa ir tiesa lydi jūs jūsų gyvenimo kelyje. O šiandien turiu tokią temą. Ką simbolizuoja filmuose zombiai arba kokią žinią siunčia šie filmai mums. Tikrai neįprasta tema ir ne kiekvienas esame uždavę tokį klausimą ir aš nebuvau uždavęs tokio klausimo, žiūrėdavau tos filmus. Paprasčiausiai žiūrėdavau kaip laiko praleidimo formą, akiai paganyti į tos spec-efektus, tuščiai laiką išleisti. Bet kada atverčiau Dievo žodį, pradėjau skaityti Dievo knygą, tiesos knygą, atėjo supratimas, kas yra norima parodyti šiame filme. Ir aš nežinau, ar tai pats režisierius suvokdamas tai siunčia, ar Dievas per režisierių, net nežinant pačiam režisieriui, tai siunčia žmonėms, bet mintis yra labai gili ir tą mintimį aš noriu pasidalinti, nes esu pažadėjęs Dievui, kuo pasidalins Dievas su manimi, tuo aš pasidalinsiu ir su visais kitais. Žinia tikrai labai skaudi ir daugeliu gali nepatikti, bet tokia yra tiesa, nes tiesa kanda, ypač žmonėms, kurie nenori pažinti tiesos. Tai va, aš noriu su ją jums pasidalinti. Kai gyvenau pasaulyje ir mano gyvenime nebuvo Dievo pažinimo, man labai patiko Hollywoodo filmai. Tai man labai patiko fantastiniai filmai, koviniai filmai, istoriniai filmai, nors ten tos istorijos labai mažai, daug kas pridėta, kad būtų daugiau efektų. Ir tikrai daug tikrovės ten nėra, bet patiko vien dėl efektų. Ir patiko siaubo filmai. Iš siaubo filmų galima buvo ir tuo tarpu išskirti tos filmus apie zombius. Tikrai yra neblogų filmų, galima išskirti tą Aš legenda su Willu Smithu, Brado Pitto režisuotą filmą Aš pasaulių karas Z. Tikrai kupini efektų filmai, kurie tikrai buvo įdomu žiūrėti kažkada. Ir kada, kaip minėjau, Dievo žodį atverčiau, atėjo supratimas, kas norima parodyti tame filme. Hollywoodas yra toksai filmų kalvė, bet režisieriai kai kuriuose filmuose siunčia žmonėms žinią. Yra, pavyzdžiui, tas pats multikas Simpsonai. Jis rodo žmogaus gyvenimą, tą įprastą žmogaus gyvenimą, savanaudišką gyvenimą, tą politinę sistemą ir būtent toje politinėje sistemoje labai daug kas nuspėjama, kas įvyksta realiame gyvenime, ne? Taip įdomi net nuspėjama. Netgi tas pats Trumpo atėjimas buvo nuspėtas Simpsons žymiai anksčiau, negu dar Trumpas buvo. Ėjo prezidentus. Tai yra, ir būtent aš galiu skirti tokius dar kitus 3 filmus. Tai Karibų piratai, filmas apie Matricą ir būtent filmai apie zombius. Ir čia yra toksai vienas bendras filmų žanras, kad šiuose 3 filmuose pagrindiniai aktoriai yra negyvi. Ta prasme, mintis tokia apie negyvus žmonės. Tai ten Karibų piratuose kapitonas, tas piratas yra negyvas ir medžiojamas. Ir pats filmas rodo apie tą teisinę sistemą, jūros teisę, apie tos laivus plaukiančius. Ir būtent šitas filmas nori parodyti, kokioje mes teisinėje sistemoje gyvename. Kuri to jūros teisėje, kuri žmonės skaito negyvais. Mes jūros teisėje skaitomi kaip daiktai, kaip negyvi žmonės. Dėl to mums yra duotas dokumentas su tam tikrais skaičiais, ten to kodų. Tai yra mūsų įmonė. Bet čia mes nesigilinsim. Tai va, pats filmas nori parodyti mums tą būtent tokią apie teisinę sistemą pakalbėti. Filmas Matrica taip pat kalba apie sistemą, apie programą, kuri buvo užteršta kažkokio viruso. Prieš tai žmonės programoje gyveno labai gražų, nuostabų gyvenimą, bet kada atėjo virusas, viskas išsibalansavo, tapo netikra ir dabartiniai žmonės gyvenantys toje programoje nepažįsta tiesos. O jeigu žmogus nepažįsta tiesos, jisai yra negyvas, jisai, reiškia, net nežino tikro skonio. Nes viskas yra simuliacija. Ir vienintelis įsigelbėjimas iš tos programos yra raudona tabletė, kurią suvalgai ir ateina pažinimas. Tu supranti tą visą programos apgaulę.
Ir gyvenime iš tikrųjų ir taip yra, jeigu atverti Dievo žodį, pradedi skaityti, atsiveria akis ir tada viską supranti, viską kitaip negu anksčiau suprasdavai. Pamatai tą melą. Ir filmas yra apie zombius. Tai čia yra, aš jau skaitau iš vis režisieriai viską padeda ant lėkštutės. Va, imk žiūrovę, matyk, išlukštenk visą tai ir suprask. Ir va, būtent pats filmas apie zombius, jisai rodo mūsų dabartinę visuomenės būseną. Tai yra filmas apie mus. Esamuoju laiku. Va, tai yra šitą aš norėsiu jums išgvildenti per Dievo žodį, nes Dievo žodis yra tiesos knyga. Tai pradėsiu. Yra net 8 punktai ir aš savo įrašą šitą dalinsiu irgi 2 dalis, nes labai daug reikia kalbėti, daug skaityti, pavargsite, tai kuo trumpesnį įrašą sukursiu, to įdomiau bus išklausyti ir suvokti. Tai filmas prasideda taip pat tokia mintimi, kad po pasaulį pasklido, iš laboratorijų pasklido kažkoks tai sukurtas virusas, kuris užkrėtė žmonės ir pavertė jais gyvais numirėliais. Bet iš tikrųjų taip ir yra. Mes visi jau esame užkrėsti to virusu. Kada Dievas sukūrė pasaulį, jisai jį sukūrė tobulą. Tame pasaulyje nebuvo skausmo, mirties, netekties, lygų visokių, blogų minčių pa žmogų nebuvo. Kada Dievas sukūrė Adomą ir Ievą, jie gyveno idealiame pasaulyje. Ir kaip savo valdžios ženklą Dievas davė Adomui ir Ievai įsakymą, vienintelį įsakymą. Nuo visų medžių galite ragauti vaisius, bet nuo gero ir blogo pažinimo medžio vaisius neragaukite, nes jeigu paragausite, turėsite numirti. Ir čia būtent reiškia, kad jie tada net nežinojo, kas tai yra mirtis. Juos nekamavo nei lygos, nei senatvė, niekas jų nekamavo. Jie tiesiog gyveno, nes tame pačiame sode Edeno augo gyvybės medis, kurio vaisius jie ragaudavo ir būtent viskas juose atsinaujindavo. Jie niekada nejautė jokių lygų ir senatvės. Ir būtent danguje vyko kova tarp Dievo ir Liuciferio, trečio galingo angelo, trečio po Dievo, jisai buvo galingas angelas, kurį užvaldė puikybės ir savimeilės mintis ir jisai nusprendė užkelti savo sostą aukščiau Dievo. Ir metė Dievo iššūkį, kad jo įstatymas yra netobulas ir prasidėjo danguje kova. Ir šėtonas būtent nusprendė išbandyti Ievą ir Adomą, ar jie įvykdys Dievo vienintelį duotą įsakymą. Ir pasitelkdamas melą, apgaulę, Liuciferis sugundė Ievą paragauti vaisiaus, o Ievą sugundė ir per Ievą Liuciferis sugundė paragauti vaisiaus ir Adomą. Ir štai kaip Dievas Adomą ir Ievą apgyvendino Edeno sode, Dievas jiems atidavė visas valdžią žemėje. Adomas ir Ieva buvo šios žemės valdytojai. Jie prižiūrėjo kūrinyje, Dievas bendravo su jais, jie buvo artimame ryšyje su Dievu ir su Dievo pagalba prižiūrėjo kūrinyje, o kūrinyje maitino patį žmogų. Ir gavosi tokia tobulas ratas. Žmogus rūpinasi gamta, gamta rūpinasi žmogumi ir Dievas yra tarp gamtos ir žmogaus. Ir Liuciferis nusprendė išbandyti žmogų, ar jisai įvykdys vienintelį Dievo įsakymą, nes Liuciferis metė kaltinimą, kad Dievo įsakymai duoti yra netobuli. Ir jam pavyko, bet pavyko tai pasitelkus melą, apgaulę. Ieva paragavo ir Adomas paragavo. Ir paragaudami šio vaisiaus, jie visą savo turimą valdžią atidavė Liuciferiui į rankas. Ir į žemę atėjo tas virusas, jo blogio virusas, kuris užkrėtė ir augmeniją, ir gyvūniją, ir patį žmogų, ir pačią žemę. Žmogaus širdis tapo pikta. Į žemę atėjo mirtis ir lygos, skausmas, netektis, stresas, nes žmogaus kūnas pradėjo mirti. Žmogus tapo zombiu, gyvų numirėliu, kurio kūnas miršta. Nes ta nuodėmė, kurie įėjo į žmogų, atskyrė žmogų nuo Dievo. Žmogus pateko į šitą Liuciferio įtaką.
nes atmetė Dievo vienintelį įsakymą, jį pažeidė ir taip pateko būtent priėmė Liuciferio valdžią. Tai vat, nuo pat to momento visi žmonės žemėje tapo zombiai. Ne tik žmonės, bet ir gyvūnyje ir augmenyje, nes visi mes mirštame. Lėtai, bet mirštame. Adomo taip pat su Ieva tarp mūsų nėra, nes jie nuo senatvės numirė. Dievas numatė visą šitą galimybę ir jisai būtent atsiuntė savo, pats atėjo žmogaus asmenyje, Jėzaus Kristaus asmenyje ir savo, kad išpirkti mūsų visą tą nuodėmę ir atverti tas duris, gyvenimo duris, pro kurias įėjęs žmogus patenka sugrįžta Dievo globą ir Dievas iš zombių paverčia žmogumi žmogų. Bet čia suprasite toliau mano pasakojime. Tai vat, filmas Zombiai prasideda apie virusą ir tas virusas iš tikrųjų žemėje yra pasklidęs jau nuo senų laikų. Mes gyvename toje realybėje. Toliau filme yra labai stipriai akcentuojama, tai bus antras punktas, filme ir labai akcentuojama tamsa ir šviesa. O kodėl taip yra daroma? Nes reikia tada įsiaiškinti, nes pats zombis šviesoje negyvena, jis gyvena tamsoje. Šviesa jam yra pavojinga. O kodėl taip yra filme būtent taip išskiriama? Šviesa ir tamsa. Čia reikėtų suprasti, kas yra tamsa. Tamsa tai yra šviesos nebuvimas. Šviesos, tiesos nebuvimas. Žmogus tiesiog tamsoje nieko nemato, nesusivokia, negali suvokti realybės. Tada reikia atversti tiesos knygą, Dievo knygą, nes Dievas yra pasakęs, nes pats Dievas yra tiesa ir tiesa ateinanti iš Dievo yra tiesa. Ir Jono 14 skyriuje 6 eilutėje Dievas yra pasakęs, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Kelias, tiesa ir gyvenimas. O Jono 8 skyriuje 12 eilutėje Jėzus Kristus, tai yra Dievas žmogaus asmenyje, yra pasakęs, aš esu pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Iš šitų žodžių galima suprasti, kad Dievas yra kelias, tiesa ir gyvenimo šviesa. Reiškia, zombis gyvendamas tamsoje nepažįsta Dievo. Jisai nėra Dievo artume ir jo šviesoje ir tiesoje. Dėl to jis gyvena tamsoje. Jeigu pažintų šviesą, jis pamatytų savo nuodėmingus darbus, jisai slepiasi nuo jų. Ir taip mūsų gyvenime yra, kad dauguma žmonių šioje žemėje gyvena be Dievo pažinimo. Nors pažinimas padėtas prie kiekvienų namų durų. Kiekvienas gali atsisiųsti Bibliją, Dievo žodį ir skaityti ir sukurti ryšį su Dievu. Dievas nėra atsiribojęs nuo žmonių. Dievas nori išgelbėti kiekvieną žmogų iš zombio būsenos. Tai yra labai svarbu. Tada yra trečias punktas. Zombiai filmuose yra dominuojanti dauguma. Ne? O kodėl taip yra? Kodėl, pavyzdžiui, ne filmas padarytas, kad daug žmonių, o keli zombiai, bet jie visus žudo? Nes jie yra negyvi, jų užmušti negalima. Bet filme yra parodyta, kad zombiai dominuojanti dauguma, jų labai daug, o gyvų išliko labai mažai. Kodėl taip yra? Tai šitą vietą reikia susimastyti. Ir kaip sužinoti, kas norima pasakyti, reikia vėlgi atsiversti tiesos knygą, Dievo knygą. Ir Mato Evangelijoje 7 skyriuje 13 ir 14 eilutėje yra parašyti labai svarbus žodžiai. Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą, tik nedaugelis jį atranda. Taip yra ir mūsų gyvenime. Tik nedaugelis atranda Dievą ir eina gyvenimo keliu. Iš zombio virsta žmogumi. Ketvirtas punktas. Būtent ta
dominuojanti dauguma persekioja tuos išlikusius gyvuosius. Ne? Nu, taip yra gyvenime. Ir mūsų gyvenime taip yra, kad dauguma persekiojama tuos mažumą, tą, kuri reiškia nepatogią kažkokią nuomonę daugumai. Yra taip, ne? Dievo žodis taip pat apie tai sako. Matau 10 skyriuje, paskaitysiu nuo 21 iki 23 eilutės. Brolis išduos mirti brolį ir tėvą sūnų, o vaikai sukils prieš gimdytojus ir žudys juos. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo, bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Kai pradės jūs persekioti, viename mieste bėkite į kitą. Tai yra žodžiai pranešantis, kad žmonės, kurie pasuk savo gyvenimą Dievo keliu ir iš zombio virs žmogumi, jie bus persekiojami, nes zombiams tai nepatinka. Tiesa nepatinka, šviesa nepatinka. Ties šitą vietą užbaigsiu šią pirmąją dalį, kad kiekvienas pamąstytumėte apie tai, nes yra labai svarbus žodžiai. Tokia Biblijos tiesa yra. Kada žmogus negyvena, kaip ir toj pačioj pradžioj, kada aš pasakojau, kada Adomas ir Ieva neįvykdė vienintelio Dievo duoto įsakymo, jie atmetė Dievą tuo neįvykdymu ir priėmė šėtono įtaką. Taip yra ir mūsų gyvenime. Jeigu žmogus nepažįsta Dievo, jis patenka į šėtono įtaką, jis gyvena šėtono įtakoje. O šėtono darbas yra žmogų paversti zombių, gyvulių, tenkinančių savo kūniškus geismus. Ir būtent šitas kelias žmogų veda į pražūtį, į vienareikšmišką pražūtį. Pirmos dalies pabaiga. Susitiksime antroje dalyje dar 4 punktuose. Iki susitikimo. Iki.